Kokią problemą turėjot ir kaip jis padėjo? Oi, kokią problemą, turėjau baisią problemą su vaiku. Iš tikrųjų, tai su abiem, bet dar su vienu tai dirbo, su kitu tai jau man čia viskas labai gerai. Ir kaip sužinojate apie jį, apie Vysmantą? Tai sužinojau tai visiškai netikėtai, man tiesiog atėjo draugė pasakė, kad yra toks tai žmogus, ten gydo vieną berniuką. Ir sako, ar tu nenorėtum, o aš taip apie tokius visokius labai, žiūrėdavau ir televizorius, ir apskritai skaitydavau, man labai patiko ir aš tokiais dalykais tikėjau. Sako, tu nenori, aišku, kad noriu. Tai va. Ir tiesiog kažkaip greitai man ten suorganizavo, kad galiu nuvykti. Aišku, aš net nežinau, ką ten daryti, ką, bet apskritai galvoju, vis tiek blogiau nebus. Nes iš tikrųjų, kas liečia daug tai galvojau, kad jau gal ją reikės į ligoninę patalpinti ir į psichiatrinę skyrių, taip jau tokias mintis, žinokit, kyla, nes aš jau galvojau, kad man jinai yra energetinis jau vampyras, aš jau su ją visiškai nesusikalbėjau. Buvo taip baisu, kad galvojau, kad aš vaiko jau neturiu, aš bijodavau net ir kažką pasakyti, jau galvojau, jinai ten savo kažką pasidarys. O kai neklausydavo jūs, ką jin darydavo? Jinai ir neklausydavo, visiškai darydavo viską priešingai. Pasakydavai, kad kažkas gražu, tai jai viskas baisu. Nežiūrėdavo siaubingus filmus. Aš išjungti tos filmus, visokias ten kraujai, žudynės ir taip toliau. Sako, aš tik turiu agresiją, sako, aš nežinau, ką aš galėčiau padaryti. Nežinau, bet ką. Paskutinius metus man praktiškai per žiemą pramiegojo, net patalynės negalėjau aš jai apvilkti, nemiegojo be patalynės. Langai pas jie būdavo uždangstyti. Jinai eidavo į mokyklą, tai kaip nežinau kur, jinai visada galvodavo, kad jai reikia kažkur kitur važiuoti į mokyklą, nes visi jai blogi. Ir aš blogai, ir brolis blogas, ir visi blogi. Tiesiog nieko nerado kalbos. Visiškai. O susitikot su Vysmantu, taip jūs ten? Taip. Jau iš tikrųjų net po pirmo susitikimo mes ėjome į lauką, aš pamačiau, kad mano vaikas kitas. Iš karto po pirmo susitikimo. Tai čia tas, kai ten buvom, kai aš jau viską mačiau, kas vyksta, tai aš tada ir supratau ir galvojau, kad būtent apie tai aš ir galvojau, kad yra tie, ką žinau, tokie, kur apsėda žmonės, aš taip įsivaizduoju, tie niekšeliai, jo. Tada, kada tiesiog žmogus, tu jau nebesuvoki, ką tu darai. Man paskui, pavyzdžiui, vaikas pasakoja, mes aišku kalbėjomės daug apie tai, sako, man taip ir būdavo, sako, aš bijodavau, sako, man koja traukia naktį, ta prasme, sako, matyt, pas mane mėlynės, visada aš galvodavau, sako, tu gal nusidaužai ar dar kažką. Tai po to, sako, aš kažką padarydavau blogai, sako, aš neatsimenu, kodėl tai pasielgiu. O kokia dabar situacija, va, šiandien dieną? Oi, puikiai. Mes su vaiku, nežinau, geriausias draugės ir mes apie viską kalbam, mes sutarėm, einam kartu, veikiam kartu, nežinau, labai dėkinga iš tikrųjų, aš nežinau, ką aš, pavyzdžiui, šiai dienai daryčiau, jeigu nebūčiau iš viso susitikus su Vysmantu. Ar sutinkat, kad Lietuvoje yra daugiau tokių mamų, kurios turi ir augino tokias dukras? Kaip, susitinkam ir iš tikrųjų yra, aišku, kas nori ir net nežinau dabar jau buvo ar ne. Klausinėje, iš tikrųjų, čia yra tikrai akivaizdu, nes iš mano rato, tai, ta prasme, žmonės visi mato pasikeitimus. O jums, kas nors jums asmeniškai, pavyzdžiui, buvo, kas nors? Man buvo, aš iš tikrųjų, tai ėjau su tokia mintim labai norėjau, iš tikrųjų, po to, gal po savaitės pasilankiau, tikrai, kad viena. Tai ėjau iš tikrųjų dėl kalbos, man galvoj labai skaudėjo, ten papurtydavau galvą ir atrodo, man ten kažkas plis. Ir tik ir pas daktarus jau buvus ten ir vaistų pristatymą niekas nepraėjo, dar smarkiau. Ir po to iš karto man pagerėjo, aš iš viso labai geros nuotaikos pasidariau, buvau visą laiką tokia surūgusi, pikta. Irgi, turbūt tas stresas vienodai ir ant tų vaikų, kaip reikėjo, vienodai ir rėkdavai ir viską, atrodo, buvai kaip išprotėjęs jau gal turbūt visų šitų dalykų. Apskritai pasaulis spalvotas pasidarė, ką žinau,
kaip suvokit, tos čakros visos atsidarė. Nežinau, aš tai euforijai dabar tokio gyvenu. Ar tai šitą dabar matote kažkokias spalvas ar auras ar dar kažką? Taip, matau. Ir įdomu? Dangų blizgantį matau. Taip. Įdomu? Žiauriai įdomu. Jo. Nežinau, atrodo, galvoju, gyvenime nebūčiau mačiusi tokių dalykų, jeigu iš to nepadėtų turbūt pamatyti. Tai drąsiai galime teikti, kad galite rekomenduoti kitiems žmonėms. Drąsiai, visą širdim. Tai vat, reiškia, viskas dabar susitvarkė, viskas gerai, taip? Tai puikiai, ne tik gerai. Puikiai, jo. Tai viskas tvarkoj tada, reiškia, jų gyvenimas pasikeitė, ne? Oi, visas, nežinau, 180 ar 360 laipsnių, nežinau, kaip čia pasakyti. Tai ieškojau turbūt savo atsakymą, ką man reikia gyvenime daryti, nežinau. Atradot atsakymą, jo? Jo. Tada labai ačiū Jums už pokalbį, tas gražus gyvenimas ir spalvotas testas visada. O, tai taip ir bus.